Dabar yra 28, 25 laipsniai karščio ir mes su Aistule atskleisim jums paslaptį apie geriausią kioską Kaune. Skaniausią apygardą kioską. Mano geras draugas atsidarė antrą burgerinę. Antrą dėl to, nes antra galbūt bus sėkminga. Bet šiaip su verslais visą laiką būna tas dalykas, kažkur yra ta nerašyta taisyklė, kad pirmas verslas visada pasmerkta žlugt. Tai jeigu darot verslą, darykit iš karto 2, kad pirmas užlūžtų. Raudona. Tai paims motocininkas. Atims kamerą. Kas ten fainiausia, kad jie turi čipotlės padažą. Nieks Kaune neturi čipotlės padažo, ta prasme. Čia pats geriausias dalykas, kas yra išrasta žmonių. Vilniui yra, Kaune nieks. Kaip va dabar jie padarė. Gerai, Aiste, ką ragauji? Neatsimenu, ką praeitą kartą valgiau, tiesiog papusfilmuoju. Papusfilmuoju. Man šiaip asmeniškai patiko peliesinis šitas tipo ir barbecue. Realiai, 2 vien šalia kito man labiausiai patiko. Žiauriai geri šitai buvo. Aš man atrodo, praeitą kartą barbecue valgiau. Ai jo, aš buvau iš tavęs atkirtęs į netyčia. Karočią gausim pabandyti burgerių naujienas. Pasirodo, net į meniuką dar neįdėjo. Būsim pirmieji testuotojai. Čia jau bus žolskas zebys, nes chorizo aš dievinu. Ir burgeriai bus vien iš chorizo. Pas tavai irgi su chorizo, ne? Jo, bet esmė kitoks. Esmė ta, kad pas mane bus tas vyriškas, kur daržovių beveik nėra. Mane moteriška, kur ir daržovių. Ir bulvytė su čipotlės padažu. Chorizo yra tas pats kaip kiaušinis, realiai. Tu bet ką gali daryti su kiaušiniu ir skanu bus. Realiai, jeigu tu paimi burgerį, kas jau yra aфиgenas dalykas ir tu ant jo chorizo dar pridedi, tu padarai mega burgerį ką tik. Mega skanų. Mega skanus. Ir man dabar labai kandiškai pučiai nugarą. To praskovos, to tokias bombas atnešė. Tu nuo... Tau irgi yra, kad gaila valgyt. Man seilės jau krūtas. Gerai, kuris tavo, kuris mano? Mano salota. Koks geras. Aišku, na. Žiauriai geras. Duok savo pragaut. Noriu. Duodi savo pragaut. Va čia tai naujiena. Bet aš chorizo aštrumas, lembalas skanus, kad čipotlė su bulvytėm ir tam ką tik karštom bulvytėm. Bulvytės traškas iš išorės, minkštas iš vidaus. Aš galvoju, šitą burgerį galėčiau žmogų užmušti. Dažniausiai. Čia skaitosi kotletas ar paplatėlis? Ai, va, mėsos maltinukas yra aфиге koks geras. Chorizo mėsainiukas, salotytė, agurkiukai marinuoti, pomidoriukas, jautienos paplatėliukas, chorizo, svogūniukas, padažiukas. Dar yra pačioj padažiukas. Pas mane viskas tas pats apart daržovės tiesiog nėra. Labai skanu. Aš daug kur agurkėlius, kai jeigu valgai, tai, tarkim, tam McDonald's ar ten dar kažkas, buvo žolskas plonai supjausit ir tu nejauti beveik. Tai yra rūgštus būna. O čia fainiai. Saldžiarūkščiai jie. Jo, va tas dalykas. Nežinau, aš nesu kažkoks mandras maisto kritikas. Pamiršk. Aš tiesiog žinau, ar man skanu ar ne. Ne. Aš neprisipisinėjau prie maisto. Jeigu tu valgai ir rankos lieka tokios, aišku, skaniai valgai. O jo. Jeigu tu apsivaflini bevalgydamas, aišku, buvo per daug skanu, kad tu apsikrautum tvarka. Gerai, žiauri fainai. Žiauri fainai. Karočio pitakėliai šefam, ekcinafik. Žiauri geri buvo. Tau geri buvo? Jo. Bam. Burgeriai žiauri geri buvo. Apsilankykit kioske.
Pasilabinkit su Viliuku ir Martynu. Aiste, burgeriai buvo skanus? Taip, buvo labai skanus. Vienas tapas. Mano mėgstamiausia šį barbecue ir peliesinis, kaip ir minėjau prieš tai, tai mes jau varom namo virškint ir užsukit į kioską, jūs Žukausko gatvėj. Nu, pasigūglinsit žodžiu, kioskas burgeriai ar kaip ten vadinasi. Palaikykit smulkų į verslą. Ir draugų verslą. Ir mano draugus palaikykit. Skaniausi burgeriai Kaune. Čia dabar greitas memas. Kioske yra skaniausi burgeriai Kaune. Change my mind. Gerai, davai.